Vienas iš faktorių buvo, tikrai žinom, kad jie fiziškai, kad jie šitoj pas save arenai, jie visą laiką žaidžia taip, tikrai ant pražangos ribos ir nenustebino tas, nes nežinojom, kad jie taip žais ir jie turi tų atletiškų ir fiziškų žaidėjų, taip kad daugiau truputį patys pradžioj paleidom, nepadarėm tų dalykų pirmoje pusėje, ką turėjom padaryti, kai turėjom baudų nebaudavom, kai neturėjom baudų, tokius kvailų baudų padarėm, taip kad čia labiausiai skauda. Kitajame kėlinyje lyderiu tapo puolime Jordanas Mora. Kas neveikė gynyboje? Daugiau mažiau pradžioj mes gal leidomės žaisti, per daug į tą dešinę ranką prasiveržė, taip ką buvom sutarę, kad jam to neduot per lengvai. To gal ir mano sprendimai, kad turėjau kitaip jį dengti, bet irgi ketvirtam kėliny buvom sugrįžę, tik tai mūsų tokios kelios klaidos ir puolime neteisingi sprendimai neleido rungtynį pabaigti teigiamai. 11-16 klaidų šiandien padarėte 3 pagrindiniai Žalgirio kūrėjai. Kokias galbūt tas problemas išryškino Crvena Zvezda, kalbant apie tą kūrėjų žaidimą? Nežinau, tai ką, turbūt tas fiziškumas, taip sunkiai susitvarkėm, kaip ir minėjom, su fiziškumu, bet tikrai ir daug sprendimų tokių buvo, kur mes turėjom, kad puolime ypač daugiau agresyviau žaisti, aišku. Labai jie nedavė mums eiti derinus, mes bandėm akcentuoti, kad reikia paruošti įėjimą, kur nori priimti kamuolį, tau neduos čia niekas lengvai priimti vietoj kamuolio, tai daug situacijų buvo, kad mes žaidėm prie vidurio aikštės ir net kitose situacijų net negalėjom priimti kamuolio, taip kad reikėjo daugiau agresyviau būti, agresyvesniam. Donatas Motiejūnas nuo antrojo kėlinio tokių faktorių puolime tapo, kas galbūt prieš jį nepavyko. Nežinau, negaliu sakyti, kad daug kažkas nepavyko, mes ką buvom sutarę, tos ir metimus kažkiek rizikuota mūsų gynyba tokia buvo. Gal aišku, ten keli tokie kirtimai, kur laisvi iš po krepšio įmetė, tikrai kažkur apsižiūrėjimas tokios žioplesnės klaidos, bet šiaip tai panašiai norėjom ginti su juo, kad McIntyre'as neprimestų taškų kažkaip. Po tų 3 pergalių buvo tai žinutė, kad nereikia kažkiek per daug ir išaukštinti Žalgirį, bet po pirmo pralaimėjimo turbūt ir nereikia kažkaip labai nuliūsti, užsisklęsti savyje, ar ne? Ne, tai būtent, čia ta Eurolyga tikrai yra intensyvi ir čia vieną savaitę viską keičia, taip kad per daug gal to buvo to tokio teigiamo pozityvo čia mum, bet irgi žinom, tikrai negalim per daug džiaugtis, kaip sakiau, kad negalim per daug liūdėti, nes 2 dienų vėl sekančios rungtynės, taip kad turim vėl kelt galvas ir eit toliau. Tas spalis Eurolygoj šiemet toksai tikrai gana sunkus, daug dvigubų savaičių, labai daug rungtynių, toksai intensyvus startas. Kaip galbūt reikia išlaikyti tą žaidėjų formą ir pasiruošimą, kaip jūs dėliojatės tą planą būtent tai pradžiai? Žiūrim vis tiek, norim kuo daugiau, šiandien nepavyko visų įtraukti, gal irgi čia mano kaltė, nes tikrai laukia nemažai rungtynių, bet norėjosi čia iki galo kovoti. O šiaip tikrai derinam, stebim laikus, treniruotės irgi koreguojam, kad visą laiką, nes kiek ir matom, Eurolygos svarbiausia yra būti sveikiem, nes daug komandų susiduria su žaidėjų traumom, taip kad kol kas mums tas pavyko išvengti, tai bandom irgi atsižvelgti tai ir taip sportuoti. Jums ta pirma patirtis vyriausiojo trenerio pareigose Belgrado arenui šitoje karštoje atmosferoje. Buvo ir tų provokacijų, tai kaip jas sureagavot, kai išgirdote tą dainą pradžioje? Tikrai aš atvažiavau krepšinio žaisti, nereaguoti tas provokacijas, taip kad kiekvienas, ką daro, aš čia negaliu nieko pakeisti ir tikrai esu matęs ir daugiau, ir karščiau visko, taip kad svarbiausia reikia koncentruotis į krepšinį.